Šiandien pakalbėsim apie simbolius. Jie yra žymami taip. Ir schemose, jeigu pamatysi tokį simbolį, tai jisai reikš, kad tai yra lemputė. Ką turiu omenyje? Tai yra lemputės tokio tipo LED, yra kaitinės lemputės, bet yra elektronikoje arba skydinėse naudojamos tokios lemputės. Esat matę? Jeigu kontaktai yra žymimi X1, X2, į ką reikia dar atkreipti dėmesį, tai kad į voltažą, pavyzdžiui, šičia yra kintama srovė AC 220 voltų. Tai reiškia, jinai nedegs ant 12 voltų, jeigu bus 12 voltų pastovi, reiškia, jinai negalima jungti prie aukštos įtampos. Tai va, šitas simbolis yra tiesiog lemputės, kurios vienu atveju turi degti, kitu atveju turi nedegti. Tai gali būti apšvietimo lemputės, tai gali būti indikacinės lemputės arba gali būti netgi mygtukas su lempute.